Hejau, sveiki visi. Taigi vėl jūs esate mano kanale ir labai norėčiau pasidžiaugti su visais, kurie peržiūrėte paskutinį mano video. Tai yra tikrai nuostabu, nemaži skaičiai, kaip po ilgo laiko tarpo keltas toksai video ir visai nesusijęsi su e-komercija, tai tikrai smagu pasidžiaugti. Ir džiaugiuosi už jūs, džiaugiuosi už kiekvieną, kuris prisijungite prie projekto, džiaugiuosi už kiekvieną, kuris paaukojote savo minutėlę laiko ir įsirašėte appsą ir pradėjote kasti Pi valiutą, tai tiesiog, tai mes apie tai šiandien ir pakalbėsime, nes apie patį Pi projektą, kuris išskirtinai atkreipė dėmesį dėl savo augimo potencialo ir sėkmės paslapties. Pradėkime nuo pagrindų, tai dažniausiai kriptovaliutų investavimuose nepriklauso vien nuo to, kad esi pirmas. Na, tarkim, investavai pirmas į Bitcoiną ar į Solaną ar kažką ir tu laikai ir tada užkopiai kalną ir tapai turtingo. Ne. Pavyzdžiui, nors Bitcoino pirmieji investuotojai uždirbo didelės sumas, kurie buvo vieni iš pirmųjų, ilgą laiką tą patį būtų galima padaryti ir su Pi Network. Tai vienas žmogus, po to parodysiu, 6 metus kasė Pi coiną savo telefone. Tai Pi Network naudodamis, taip. Ir dabar jisai uždirba $100 per dieną, tai yra daugiau nei $3,000 per mėnesį, ir jo pavyzdys puikiai iliustruoja, kad ne tik greitas pelnas, bet ir nuoseklus darbas ir įsipareigojimas gali atnešti didelių rezultatų. Be to, projektui svarbus ir aktyvus bendruomenės augimas. Neseniai Pi Network pratęsė KYC, tai reiškia savo asmens tapatybės patvirtinimo terminą iki 25 metų kovo 14 dienos, tai viską parodysiu step by step, kaip padaryti. Ir tai reiškia, kad dar daugiau žmonių gali prisijungti prie šios sistemos ir padidinti bendrą projekto vertę. Taip pat svarbu paminėti, kad rinkos svyravimai ir naujienos tokios kaip galimas Binance įtraukimas gali turėti didelį poveikį tiek Pi Network, tiek visų kriptovaliutų ateičiai. Binance sąraše buvimas gali suteikti papildomo pasitikėjimo rinkoje, o tai reiškia, kad projektas gali dar labiau išaugti. Tai ką, važiuojam pasižiūrėti, kas čianais dabar vyksta. Ok, tai kaip matome čianais, kaip ir minėjau, Pi Networkas pareiškia, kad iki kovo 14 dienos reikia užbaigti savo patvirtinimą, savo asmens tapatybės patvirtinimą, kad ir atlikti pagrindinę migraciją į mainnetą iki 8 ryto kovo 14 dienos. Ką tai reiškia? Kovas yra 3 mėnuo, 14 yra 14, bet skaičius Pi matematikoje susidaro 3,14, tai būtent šita diena yra toks simbolinis skaičius. Ir na kągi, tai iki šios dienos turim pasidaryti visi KYC, aš jau šitą esu pasidaręs. Dabar noriu parodyti taipogi, ką tai reiškia, kad Pi eina greičiausiai bus palistas greitų metų Binance. Ir na tai tik duoda tokį, kaip sakyt, patvirtinimą, kad šis projektas yra tvirtas ir stiprus ir bet kokiu atveju reiškia daug daugiau naujų traderių, naujų vartotojų ir kad kaina coinso tik tais kils. Taipogi noriu parodyti vaizdo įrašą. Štai šis žmogus, Tech Gessler, mainino Pi 6 metus ir pasižiūrėkite, ką jisai turi ir ką jisai sako. Dabar jisai išmainina beveik $100 per dieną Pi į Pi coinę. Tai pasižiūrime. Tai galime matyti, kad žmogus per 6 metus sukaupė 122 819 Pi. Tai jeigu mes dabar nueitume į CoinMarketCap'ą ir pasižiūrėtume
IP kainą, kur yra $1.88. Įsijungiam kalkuliatorių. Nu gerai. $1.86 padauginam iš 122,819. 122,819. Tai yra $228,443 jau dabar. Tai per 6 metus, kaip ir saliginai nieko nedarant, tai, na, yra neblogai, ne? Plius šis žmogus sako, kad jisai pirmasis pradėjo reklamuoti Pi networko YouTube ir taip toliau, pats pirmasis įsikėlė video. Na, šito aš patikrinti negaliu, teisybės neieškosiu, bet tikėkime juo, tai tikriausiai taip ir yra. Ir jis dabar, įsivaizduokit, mainina po 1,47 pi passive income'as. Tai įsivaizduokit, jis mainina 1,47, ne? Ir per dieną jis išmainina 35 pi,28, kas pagal dabartinę kainą būtų $65 per dieną. Kaip ir neblogai, ne? Viskas super, tai gerai. Tarkim, dabar kaina nukrito, bet kai buvo kaina $2 ir taip toliau, tai buvo $70-80 ir taip toliau, tai įsivaizduokit, kaina tik tai skils. Jums nieko nereikia daryti, brangiai. Prisiminkit, kad tai yra apps, kurie rašot skemas. Prašau argumentuokit, kodėl skemas. Jau visi sakė, kad šitas projektas yra skemas, kai jis tik prasidėjo. Po 2-3 metų visi nustojo kasti bitcoinus, visi niekas netikėjo. Aš pats netikėjau iš to projektų, bet vis tiek karts nuo karto pakasdavau tos coinsus ir kažkiek tai susirinkau. Tai ir galiausiai tas projektas išėjo į mainnetą ir mes dabar turime tai, ką turime. Žmonės tapo iš niekur, kai kurie turtingi, kai prasidėjo su bitcoin. Ir nepamirškite, kad čia yra viso ko pradžia. Šitas coinas tik dabar nesenai išėjo į mainnetą. Tai ką jūs galite pamanyti? Tai prisijunkite, apačioje description'e bus mano linkas, mano nuoroda, junkite su manim, kas dar nežinote, kaip įsiregistruoti, pažiūrėkite praeitą video ir pamatysite, kaip reikia įsiregistruoti step by step, kur įrašyti koduką ir kaip daugiau uždirbti per dieną Pi. Tai tokios tokelės su Pi. Laukiame, kada pasilistins Binance ir kainelė turėtų šokti neblogai. Dar apie Pi. Iš tikrųjų, kiekvienas iš jūsų galite tai daryti, manindami iš savo telefonų, tiesiog vieną paskirą, antrą. Nepamirškite, kad jeigu norėsite gauti coinsus, jums reikės pasitvirtinti KYC. Ir sako, kodėl tu nepasakai, kad jūs tų coinsų negausite? Jūs gausite tos coinsus tik tada, kai pasitvirtinsite KYC. Tai žinoma, bet tai čia ne problema, čia yra procesas. Sako, metus laukti, kaip matote, yra deadline'ai, iki kurių dabar viskas bus padaryta ir mes to nekantriai laukime. Taigi manau, kad galima eiti dabar į telefoną ir pasižiūrėti. Taip, matysite ekrane, kaip atlikti KYC. Tai prisijungiame į savo Pi programėlę. Tada spaudžiam čia spaudžiam įrašinėti ekraną. Start now. Taip, tada paspaudžiam 3 taškučius. Tada paspaudžiam mainnet. Ir matome, kad mums reikia mainnet checklist. Paspaudžiam checklist. Tada paspaudžiam. Tiesiog reikia vykdyti viską iš eilės. Tai ir darom. Atsisiųsti Pi appsą. Tai ir darome. Sign in into Pi browser. Dabar laukime, kol užkraus. Na. Ok. Atsisiunčiam Pi browser. Instaliuojam. 100%. Atsisiunti. Instaliuojam. Laukiam. Ok. Grįžtume atgal. Spaudžiam sign in Pi network. Pi browser, atsiprašau. Ok. Čia kaip norite. Na, gerai, šitą jau padarėme. Koks mūsų yra kitas stepsas. Grįžtame atgal. Loading checklist. Taip, create Pi wallet. Spaudžiam čia ir generate new wallet. Generate.
čia savo frazę, aš ją uždengsiu. Ok, mes ją nukopijuojame, įsisaugote kažkur, dabar bandosiu use fingerprint. Ok. Ok. Mes sukūrėme savo walletą. Ką reikia padaryti toliau? Passphrase. Ok. Viskas. Susikūrėm walletą. Einam atgal. Pasižiūrime checklistą. Spaudžiam confirm your p-wallet. Įvedame vėl savo kodą. Confirm your wallet. Loading wallet. Continue. Pam. Gerai. Grįžtame atgal. Pasižiūrime, ar mums čia viskas pasidarė. Kaip čia grįžt dabar? Ok. Taip. Čia turime patvirtinti savo užrakintą balansą. Tai tarkim mes pasirinksim mažiausią 2 savaitės ir užrakinam savo balansą, kastume daugiau coins. Taip. Padarėm. Pasirašom dokumentą. Pum. Accept. Ir rašom savo frazę. Walleto. I understand. Viskas, pasirašym tą dokumentą dabar. Ir ką? KYC. Žodžiu, viskas taip yra paprasta, kad nieko paprasčiau ir būti negali. Tai pasidarysite savo KYC, you must complete at least 30 mining sesijos. Tai 30, kad galėtume patvirtinti savo KYC, mes pirmiausia turim 30 dienų minimum. 30 dienų kasdieną kasti valiutą ir pasitvirtinti savo KYC. Ok. Tai va. Ir tuomet bus viskas alright. Tai šitas taip. Dabar norėjau daryti tokį challenge. Čia nais pamatysit. Norėjau daryti challenge tradingo. Ir 100 eurų padaryti 1000 eurų, bet kol prisiverčiau šitą video nufilmuoti, tai žodžiu ir padariau. Nespėjau net nieko nufilmuoti, tai va, tuoj pamatysi, tuoj jungiu. Kaip tik šiandien dar pesinau vieną accountą 100 000 ir galvojau padarysiu, nufilmuosiu kaip va iš 100, tai kaip matot va, čia, tai sekundėlę, ant ekrano. Įsimečiau 125 dieną, šiandien yra kovo 5, tai kiek čia mes užtrukom dienų? 10 dienų, ne? Jo, 10 dienų, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Tai, kaip matome, padariau tą 1000, tai dabar galvoju, ar mes darom taip. Ar mes paliekam tą 1000 ir tipo daryt per naują challenge 100 000, bet ar apsimoka jį būtų daryt, ar jeigu mes jau jį padarėm, ar darom 1000 iki 5000, tai tarkim nuo dabar kiek yra 1000 ir dabar traidinam iki 5000 ir aš kas rytą atsikeliu savo trading sessioną, London sessioną, savo sutreidinu, filmuoju viską, parodau kaip, kodėl aš čia ką darau, kodėl aš čia įėjau tenais, kodėl tą trader ir taip toliau.
ir tada mes pasiekėm 5000 ir challenges completed. Na, nežinau, ar būtų tiesiog tai įdomu ar ne. Tai rašykit viską komentaruose, galite prisijungti į Telegram channelį, tenais metu visokią informaciją, tai kas liečia VSUP, arba būna visokie uždarbiai, kortelių, tenais registracijų, dar po to, jeigu su tradingu įmetu kars nuo karto įmesiu, kaip sekasi ir taip toliau. Tai jeigu įdomu, galite prisijungti tenais, pabendrausim. Ir jo, tai kaip mato dabar, čionais mes turim tokią situaciją, kad aš uždėjau selinti ir mes puikiai važiuojam. Tai 1:2, 2,8 čia yra ratio, tai jau kad stop lossas biškai per žemai, nes nenorėjau tiesiog didelės rizikos, na šiaip paprikolu. Tai ir važiuojam, turim čionais, pagausim, bus viskas zaibys, nepagausim, tiesiog smagiai pajudėsim. Tai tokios tokelės, tai jungitės į Telegram channelį, laikinkit video, jeigu patiko, supportinkit kanalą, kalbėsim galbūt apie daug įdomesnius dalykus, apie tradingus, apie prof firmas, apie brokerius, nes dažniausias klausimus, kokių brokerių tradinį ten ir taip toliau, kokie leverage'ai ir taip toliau, tai viskas po biškį, nesu aš kripto ekspertas, nesu trading ekspertas, tiesiog tradinu savo, dėl savęs, dėl to, kad man tai patinka ir dėl to, kad tai man neša 100% grąžą. Ir jo, tai tokie dalykėliai. Mes dirbame toliau, stengiamės, vakars nuo kartų iškrenta tokios naujienos ir galvoju, kodėl su jumis nepasidalinti, jeigu jūs galite nemokamai passive income darytis ir uždirbti pinigus tiesiog mainindami kažkokią valiutą. Tai šakelė, o aš judu į salytę, varau pasportuot ir rašykite, ką manote apie challenge, tai darom štuką nuo štukos iki 5 štukų, ar darom 100 iki štukos per naują, ar iš vis nieko nedarom. Tai draugai. Buvo smagu su jumis pasimatyti, su jumis buvo Ekom Vilkas ir važiuojam.